H. pylori bakterija yra bakterija, kuri visada sukelia lėtinį skrandžio gleivinės uždegimą. Taip pat jinai gali provokuoti opos atsiradimą tiek skrandy, tiek dvylikapirštėj, erozijas ir gana dažnai jinai yra randama skrandžio vėžio atveju. Uresis kvėpavimo testas yra skirtas nustatyti Helicobacter pylori infekcijai ir jis yra atliekamas labai paprastai. Pacientas ryte ateina nevalgęs, negėręs, nesivalęs dantų, nesportavęs, atsipalaidavęs, gerai išsimiegojęs ir yra naudojami 2 maišeliai. Į vieną kelis kartus iškvepia orą ir po to yra duodama išgerti tabletę. Tai yra medžiaga, kurią suskaldo skrandyje bakteriją ir pusvalandį turi ramiai pasėdėti. Ir po to yra duodamas kitas maišelis ir į jį taip pat pacientas kelis kartus iškvepia orą ir viskas. Tada yra tie maišeliai prijungiami prie mūsų analizatoriaus ir gaunamas atsakymas. Helicobacter bakteriją galima nustatyti keliais būdais. Galima atlikti kraujo testą, taip pat atlikti skrandžio endoskopinį tyrimą ir jo metu paimti mėginuką iš pačios skrandžio gleivinės. Taip pat galima atnešti išmatas į laboratoriją ir nustatyti antigeno buvimą išmatose. Kvėpavimo testas yra gana tikslus, jo tikslumas ir specifiškumas yra virš 95% ir jis yra patogus tuo, kad pacientui nereikia nei durti veną, nei įvesti endoskopą, tai yra neinvazinis tyrimo būdas ir atsakymas būna iš karto. Ir taip pat jis yra labai geras būdas pasižiūrėti, ar po gydymo, ar mes tą bakteriją išgydėm ar ne, nes praėjus mėnesių laiko mes galime atlikti šitą testą ir pasižiūrėti gydymo efektyvumą.